Bulgarija ką tik pirmą kartą istorijoje laimėjo Euroviziją. Ir šitą pergalę šaliai atnešė atlikėja Dara su daina Bangaranga. Bet kas ji iš tikrųjų yra? Iš šono gali atrodyti, kad tai tiesiog dar viena ryški pop atlikėja, kuri išėjo į sceną, padarė stiprų šou ir laimėjo. Bet Daros istorija yra daug įdomesnė, nes ji nėra naujas vardas Bulgarijoje. Jos tikrasis vardas – Darina Nikolajeva Jotova. Ji gimė 1998 m. rugsėjo 9 d. Varnoje, Bulgarijoje. Šiuo metu jai yra 27 metai, Dara augo šeimoje, kurioje turi brolį ir seserį. O muzikinę karjerą rimčiau pradėjo dar būdama labai jauna. Bulgarijoje ji išgarsėjo 2015 metais, kai dalyvavo X Factoriuje. Ten ji užėmė 3. vietą, o finale atliko Adele dainą Someone Like You. Po X Factoriaus ji įsitvirtino Bulgarijos popmuzikoje, tarp didžiausių jos hitų minimi Thunder, Call Me, o jos dainos ir vaizdo klipai jau yra surinkę daugiau nei 80 milijonų perklausų ir peržiūrų. Tai reiškia, kad Bulgarijoje ji jau didelis vardas dar prieš Euroviziją. Įdomu ir tai, kad Dara nėra tik atlikėja, kuri pati lipa ant scenos. 2021 ir 2022 metais ji buvo The Voice of Bulgaria mentorė. Kitaip tariant, ji jau žmogus, kuris ne tik pats dainuoja, bet ir padeda kitiems atlikėjams. Tai rodo, kad jos karjera Bulgarijoje jau buvo pasiekusi tokį lygį, kai ji tampa pati autoritetu kitiems. Bet tada yra kita Daros pusė. 2025 metais ji išleido albumą HDHD Ara. Pats pavadinimas jau daug ką pasako apie jos kūrybinį pasaulį. Tai labai asmeniškas albumas, kuriame ji kalba apie emocijas, vidinį chaosą, saviraišką ir spaudimą nuolat būti matomai viešumoje. Dara taip pat kalbėjo, kad ją kamuoja panikos atakos ir kad ji nevengia kalbėti apie emocinę bei psichinę sveikatą. Ir man atrodo, kad čia prasideda tikroji jos Eurovizijos istorija. Nes Bangaranga nėra tik linksmas žodis. Dara taip pat aiškino, kad šis žodis neturi vienos aiškios reikšmės. Žargonu jis gali reikšti riaušes arba sumaištį, bet jai pačiai tai yra tarsi burtažodis, kuris saugo nuo blogos energijos. Ir kai tai žinai, jos pasirodymas pradeda atrodyti kitaip. Scenoje mes nematėme tiesiog dainos apie vakarėlių kultūrą, matėme žmogų, kuris visą savo vidinį chaosą pavertė energiją. Ji pati yra sakiusi, kad yra energinga ir impulsyvi, kad jai per sunku ilgai būti vienoje vietoje ar daryti monotoniškus dalykus. Darai labai svarbu ne tik balsas, bet ir vaizdas. Ji domisi mada, vizualiniais menais, mėgsta ryškias fotosesijas ir eksperimentuoja su sceniniais kostiumais. Todėl jos Eurovizijos pasirodymas buvo visas vizualinis pasaulis – choreografija, kostiumai, sceninė energija. Ji taip pat mėgsta šokti ir daug dėmesio skiria choreografijai. Jos koncertuose judesys yra beveik toks pat svarbus kaip ir muzika. Ir Eurovizijoje tai labai aiškiai matėsi. Ne veltui pergalę atnešusi numerį režisavo garsus choreografas Fredrikas Rydmanas. Dar vienas įdomus faktas – pati Dara nebuvo visiškai tikra dėl dalyvavimo Eurovizijoje. Ji dėkojo savo vyrui, kuris ją padrąsino dalyvauti atrankoje. Dara yra sakiusi, kad jaučia nerimą, o vyras ją paskatino eiti ir pabandyti. Mes dažnai matome tik finalinį rezultatą. Atlikėja laimi, žmonės ploja, šalis švenčia, bet prieš tą momentą būna abejonės, nerimas ir klausimas, ar išvis verta bandyti. Daros atveju tas bandymas baigėsi istoriniu rezultatu. Bulgarija į Euroviziją grįžo po 4 metų pertraukos ir iškart laimėjo pirmą kartą šalies istorijoje. Tai nėra tiesiog graži pergalė, tai sugrįžimas, kuris baigėsi maksimumu. Tai reiškia, jos stiprybė yra charakteris. Ji moka būti ryški, moka būti keista, moka būti chaotiška ir svarbiausia, ji tą chaosą nepaslepia, o padaro savo scenos dalimi. Todėl Bangaranga ir laimėjo ne tik kaip daina, kaip istorija apie atlikėją, kuri savo nerimą, vidinį triukšmą ir impulsyvumą pavertė tuo, ką visa Europa ne tik pastebėjo, bet ir išrinko nugalėtoją. Jeigu tau patiko šis video, spausk like ir prenumeruok kanalą. Iki kitų kartų.